Internetas yra mūšio laukas. Kibernetinis nusikalstamumas tapo nevaldomas, o dabar vyriausybė nusprendė imtis atsakomųjų veiksmų. Privačioms įmonėms ką tik buvo suteikta teisė atsakyti įsilaužimais prieš sukčius ir kibernetinės grėsmės. Jie teigia, kad tai vienintelis būdas užtikrinti interneto saugumą. Tačiau visa tai yra melas. Kai tik šios įmonės smogė atgal, jūs atsidurėte taikiklyje. Užsienio įsilaužėliai nesėdės sudėję rankų ir nepriims smūgio. Jie smogs atgal ir jų taikinys nebus įmonės. Jie taikysis į bankus, ligonines ir elektros tinklus. Skaitmeninės gynybos era baigėsi. Tai naujas privatizuotas pasaulinis karas, o jūs esate patrankų mėsa. 2026 m. rugpjūčio 12 d. prezidentas Donaldas Trumpas vienu parašu pakeitė kibernetinio karo taisyklės. Nauja federalinė programa suteiktų privačioms JAV įmonėms teisinius įgaliojimus vykdyti savo puolamąsias kibernetinės operacijas. Užuot gynę savo tinklus, verslai galėtų atakuoti užsienio kibernetinio nusikalstamumo organizacijas. Vadovaujant federaliniai valdžiai, įmonėms būtų leidžiama vykdyti tiek kibernetinę žvalgybą, tiek kibernetinės poveikio operacijas. Amerikos korporacijos buvo paverstos ginklu. Baltieji rūmai teigia, kad tai būtinas žingsnis norint pakeisti karo eigą, kurį iki šiol JAV pralaiminėjo. FBI internetinių nusikaltimų skundų centro IC3 statistika atskleidė problemos mastą. 2023 metais pranešta apie daugiau nei $500 milijardo nuostolius dėl kibernetinių nusikaltimų JAV. 2024 metais ši suma pasiekė 16 milijardų. O 2025 kibernetiniai nusikaltėliai iš amerikiečių išviliojo net $21 milijardą. Metai iš metų rodikliai sparčiai blogėja ir panašu, kad tai nesikeičia. Spartus dirbtinio intelekto ir kriptovaliutų augimas tik dar labiau sustiprino grėsmę. Kadangi dauguma įmonių nepraneša apie saugumo pažeidimus ir kibernetinius nusikaltimus, tikrieji skaičiai tikriausiai yra gerokai blogesni. Dešimtmečius Amerika leido teisėsaugai spręsti šią problemą. Įvairios vyriausybinės agentūros buvo atsakingos už kibernetinių nusikaltimų tyrimą, o Teisingumo departamentas pateikdavo kaltinimus užsienio nusikalstamoms organizacijoms. Iš ten Vašingtonas pasitikėjo sąjungininkais, kad šie surastų nusikaltėlius ir patrauktų juos atsakomybėn. Tačiau ši sistema akivaizdžiai neveikė. Kažkas turėjo pasikeisti. JAV gali pateikti kaltinimus ir siekti ekstradicijos. Tačiau kai tie taikiniai yra decentralizuoti sindikatai, veikiantys vienose tamsiausių pasaulio vietų, tai neturi reikšmės. Jie per toli, kad Vašingtonas galėtų ką nors dėl to padaryti. Federalinė vyriausybė gali vykdyti įstatymus savo teritorijoje, tačiau tos taisyklės ir sistemos negalioja didžiulėje, be sienų esančioje interneto erdvėje. Taigi Vašingtonas nusprendė pasirinkti kitą kryptį. Jie atsisakė minties leisti vyriausybei ir teisėsaugos institucijoms kovoti su nusikalstamais tinklais. Vietoj to, jie leido tai daryti privačioms įmonėms. Jie nusprendė įteisinti kibernetinį kaperiavimą. Prieš šimtmečius pasaulinės imperijos susidūrė su panašia problema atviroje jūroje. Jos galėjo kontroliuoti savo žemes, bet vandenynai buvo didžiuliai, be įstatymų ir pilni piratų. Užuot kūrusios didesnes laivynus ir kariavusios, vyriausybės nusprendė perduoti savo jūrų saugumą kitiems. Jos išdavė kaperių leidimus privačių laivų kapitonams. Paprasti pirkliai tapo teisėtais piratais arba kaperiais. Šiems samdomiems laivynams buvo suteikta teisė medžioti priešo laivus, o mainais jie gaudavo dalį pagrobto krovinio. Tai buvo pigu ir efektyvu ir leido imperijoms atsikratyti priešų, nerizikuojant savo pačių laivais. Kaperiavimas galiausiai buvo uždraustas XIX amžiuje, kol Baltieji rūmai jį prikėlė iš mirusiųjų. JAV negali viena kovoti su kibernetiniais nusikaltimais. Skaitmeninės jūras tiesiog per sunku kontroliuoti. Taigi, jie sugrąžina kaperiavimą, nors ir pridengia diplomatinę leksiką. Atmetus visus gražius žodžius, esmė yra stebėtinai paprasta. Pirmą kartą istorijoje JAV vyriausybė pasakė privačioms įmonėms, jums leidžiama vykdyti kibernetinės atakas. Tai reiškia, kad privatūs saugumo tiekėjai ir kibernetinės gynybos rangovai nebus apriboti tik apsaugos nuo kenkėjiškų programų paketų kūrimu ir ugniasienių diegimu. Vietoj to, jie turės visišką leidimą pradėti plataus masto puolimą, įsilaužti į užsienio tinklus, vogti duomenis, smogti atgal botnetams ir po truputį išardyti kibernetinio nusikalstamumo organizacijas. Vašingtonas nori, kad manytumėte, jog tai revoliucija, nauja kibernetinio saugumo era, kitas skaitmeninės gynybos inovacijų šuolis, kuriame gali būti išlaisvinta visa Silicio slėnio galia. Tačiau ši idėja neišlaiko kritikos. Tai neatsakingas lošimas, kuris labiau tikėtina baigsis nesėkme ir sukels pavojų žmonių gyvybėms. Kodėl? Nes visa tai iš esmės yra ydinga. Vašingtonas elgiasi taip, tarsi privačios korporacijos laikytųsi tų pačių standartų kaip teisėsauga ir federalinės agentūros. Taip nebus. Agentūros laikosi labai griežtų taisyklių ir praktikų, kurios buvo nustatytos per daugelį kartų, atsižvelgiant į daugybę veiksnių. Tačiau privačios įmonės turi vieną prioritetą, kuris yra svarbesnis už viską – pelnas. JAV vyriausybė turi tiesioginį interesą persekioti užsienio kibernetinius nusikaltėlius, kad apsaugotų savo žmones ir verslą. Privati saugos įmonė domėsis tik tuo, kiek pinigų gali uždirbti gaudydama nusikalstamas organizacijas. Tai reiškia, kad jos yra stipriai skatinamos veikti greitai, ryžtingai ir klausimus užduoti tik vėliau.
Kuo agresyvesni ir efektyvesni jie bus, tuo didesnė tikimybė pasiekti rezultatų. O rezultatai reiškia pajamas. Tačiau tai gali greitai atsisukti prieš juos, nes skaitmeninis pasaulis yra nepaprastai sudėtinga erdvė. Jis nėra tvarkingai padalintas į regionus ir dalis su aiškiomis sienomis, kurios atskirtų vienetus vienus nuo kitų. Jis yra netvarkingas, painus ir tarp tokių dalykų kaip kibernetinio nusikalstamumo sindikatas ir ligoninės debesų tinklas gali būti daug persidengiančios infrastruktūros. Kibernetinio nusikalstamumo organizacijos tai žino ir tuo naudojasi. Jos gali tyčia kurti botnetus, sudarytus iš nekaltų žmonių įrenginių. Jos gali palikti skaitmeninius įkalčius, kurie veda atgal prie verslų, kurie nieko blogo nepadarė. Jie gali užkrėsti organizacijų, teikiančių kritinės paslaugas ir infrastruktūrą, kompiuterius, tai priversdami juos atrodyti kaip įtartino skaitmeninio sindikato dalis. Kai privačioms įmonėms suteikiate leidimą pulti tas organizacijas, kyla didžiulė rizika, kad nekalti žmonės pateks į kryžminę ugnį. Ir viskas, ko reikia, tai menkiausia klaida. Mažiausia klaida ar apsirikimas. Ir staiga įsilaužiama į privačias sveikatos priežiūros duomenų bazes, vandens valymo tinklai išjungiami ir bankų platformos nulaužiamos. Būtent dėl šios priežasties tiek daug kibernetinio saugumo ekspertų jau ilgą laiką pasisako prieš šią atsakomojo įsilaužimo idėją. Jie žinojo, kad tai pavers paprastus žmonės šalutinėmis aukomis, kai kibernetinis karas išeis iš kontrolės. Išėjęs į pensiją, admirolas Michaelas S. Rogersas tai galbūt išsakė geriausiai, kai 2017 metais kalbėjo atstovų rūmų ginkluotųjų pajėgų komitete. Jis teigė, kad kontratakavimas tik sukeltų daugiau ginkluotų kovotojų laukinių vakarų gatvėse. Bėgant metams, sveiko proto balsus nustelbė kiti, gerokai garsesni balsai – lobistai. Jau daugelį metų didžiosios technologijų įmonės ir privačios saugumo bendrovės spaudžia Vašingtoną suteikti joms aktyvios gynybos teisės. Jie teigia, kad tokie galiojantys įstatymai kaip kompiuterių sukčiavimo ir piknaudžiavimo įstatymas verčia juos gintis nuo kibernetinių nusikaltimų, tarsi su viena surišta ranka. Nusikaltėliai galėjo veikti nebaudžiami, tačiau korporacijoms buvo ribojamos galimybės reaguoti. Jie norėjo turėti teisę daryti daugiau. Jie tvirtino, kad tai paprasčiausiai savigynos klausimas. Jie nepaminėjo milžiniškos pinigų kalimo mašinos, kurie atsirastų, jei vyriausybė galiausiai sutiktų su jų reikalavimais. Jei naujasis memorandumas bus priimtas, privačios kibernetinio saugumo įmonės galės imti milžiniškus mokesčius iš didžiausių pasaulio bendrovių už kontratakų kibernetinėje erdvėje vykdymą jų vardu. Tarkime, didelė finansų institucija patiria išpirkos reikalaujančios programos ataką. Anksčiau jie turėdavo pateikti ataskaitas FTC ir IC3 ir tiesiog tikėtis geriausio. Tuo pačiu metu jie pasikliaudavo savo vidinėmis saugumo komandomis, kad atkurtų prarastus failus ir vėl paleistų savo sistemas. Tuo tarpu išpirkos reikalaujančios programos grupuotė toliau vykdo savo operacijas, taikydamas į tą pačią įmonę vos po kelių savaičių. Su šiuo nauju įstatymu įmonė galėtų pasamdyti kibernetinio karo komandą, kurie atsakytų tiems, kurie jiems pakenkė, ir prasidėtų kova. Abi pusės galėtų padaryti rimtos žalos nekaltoms organizacijoms ir civilinėms paslaugoms, tiek tyčia, tiek netyčia. Tačiau rangovui tai nerūpi. Jie vis tiek gauna atlygį. Galbūt baisiausia yra tai, kad jie net nebus nubausti, jei dėl jų klaidų nukentės kiti žmonės. Tai aiškiai nurodyta memorandume. Paprastai, jei privati įmonė netyčia pakentų trečiai šaliai dėl savo veiksmų, ji būtų laikoma atsakinga, nesvarbu, kur tai vyktų. Tarptautinė teisė šiuo klausimu yra gana vienoda. Metų metus ta pati logika galiojo ir kibernetinio karo sektoriuje. Jei kibernetinio saugumo įmonė atakuodavo nusikaltėlių duomenų bazę ir netyčia išjungdavo nekaltos įmonės sistemą, ji būdavo baudžiama. Dėl to kilęs civilinis ieškinys galėjo net visiškai sužlugdyti įmonę. Tačiau šis memorandumas įveda naują dinamiką – teisinį imunitetą. Tai leidžia patvirtintiems rangovams veikti kaip valstybės agentams, tarnaujantiems nacionaliniam saugumui. O toks statusas suteikia tam tikrą apsaugos lygį. Jei kuris nors iš tų skaitmeninių premijų medžiotojų suklysta, jų aukos negalės imtis teisinių veiksmų prieš juos. Juk jie veikia turėdami federalinės vyriausybės įgaliojimą ir pritarimą. Memorandume netgi pateiktas išsamus paaiškinimas, kas turėtų būti daroma, jei arba greičiau, kai kas nors nepavyks. Jei patvirtinta įmonė netyčia taikosi į nekaltą Amerikos tinklą ar įmonę, nurodymai aiškūs. Jie turi nutraukti veiklą, stengti sumažinti žalą ir pranešti nacionaliniam koordinavimo centrui. Nėra nieko apie tai, kad jie būtų baudžiami ar nubausti. Žodis atsakomybės dokumente net nepaminėtas nė karto. Jei privati gynybos įmonė nutekina jūsų asmeninę informaciją, atakuodama užsienio kibernetinio nusikalstamumo grupę, jūs neturite jokių teisinių priemonių. Jūs esate tik šalutinė žala skaitmeninėme mūšio lauke, kuriame abi pusės turi visas priežastis būti kuo agresyvesnės ir negailestingesnės. Viena pusėje yra kaperiai, kurie gauna atlygį tik tada, kai pasiekia rezultatų.
Natūralu, kad jie maksimaliai išnaudos savo įrankius, kad pasiektų šį tikslą. Tai reiškia automatizuotus scenarius, agresyvias atsakomasias priemonės ir žiaurias kenkėjiškas užkrovas sukurtus tam, kad sunaikintų sukčių veiklą iš vidaus. Kitoje pusėje yra pačios nusikalstamos grupuotės. Jos dešimtmečius uždirba milžiniškas pinigų sumas iš sukčiavimo ir duomenų pardavimo tamsiajame internete. Jie nepasiduos, vien todėl, kad JAV vyriausybė nusprendė imtis griežtesnių priemonių. Jie prisitaikys. Jie statys spąstus ir kels kuo daugiau chaoso. Tai ne mėgėjai, tai šaltakraujai, viską apskaičiuojantys profesionalai. Jie įrengs spąstus ir automatinio atsako mechanizmus, kad jei jų serveriai būtų taikinys, nekalti žmonės sumokėtų kainą. Ir vos tik jie pajus, kad kažkas gali būti ne taip, šie įsilaužėliai paleis kirminus ir dar daugiau. Baltieji rūmai bandė užbėgti už akių kai kuriems nuogastavimams, kruopščiai suformuluodami savo memorandumą. Net jau jiems būtų suteikta teisė vykdyti puolamasias kibernetinės operacijas, privačios įmonės vis tiek turės veikti pagal federalinės vyriausybės kontrolę ir priežiūrą. Tai nustato griežtas veiksmų taisyklės. Žinutė aiški. Vyriausybė nori, kad žmonės būtų ramus, jog šios kibernetinio saugumo bendrovės bus prižiūrimos ir veiks atsakingai. Jos taikysis tik į piktavalius ir bus imamasi visų priemonių, kad visi būtų saugūs. Deja, nors toks pareiškimas gali nuraminti, to beveik neįmanoma užtikrinti. Ir tai susijęs su kibernetinės erdvės sudėtingumu. JAV vyriausybė galėtų įgalioti milicijas smogti priešo bazei, pateikdama jiems konkrečias instrukcijas ir koordinates, kur smogti. Kol žvalgybos duomenys yra patikimi ir laikomas instrukcijų, niekas kitas neturėtų nukentėti. Tačiau kai JAV vyriausybė leidžia privačiai gynybos įmoniai persekioti kibernetinį sindikatą, tai visiškai kita situacija. Skaitmeninėme pasaulyje piktavaliai neveikia fiksuotose vietose. Dažnai jie net nenaudoja savo fizinės įrangos. Jie nuomojasi tą pačią debesijos infrastruktūrą, kaip ir Fortune 500 įmonės bei sveikatos priežiūros grupės. Jie naudojasi tais pačiais talpinimo paslaugų teikėjais, kaip ir mažos įmonės ar mažmeninės prekybos prekių ženklai. Dažniausiai jie taip pat nukreipia savo srautą per užgrobtus civilių tinklus ir pažeistus įrenginius. Tai daro itin sunku, jei ne neįmanoma, net ir labiausiai patyrusiems kibernetiniams specialistams nustatyti jų buvimo vietą. Štai kodėl bet kokia tikslingų kibernetinių operacijų idėja yra tokia absurdiška, nes kibernetiniai nusikaltėliai gali taip lengvai pasislėpti civilinėje skaitmeninėje infrastruktūroje. Tai tarsi serijinis žudikas pasislėpęs perpildytame kambaryje. Vietoj to, kad būtų pasiteltas snaiperis tiksliam šūviui į galvą, kibernetinio saugumo įmonės mestų granatą pro langą. Žinoma, jie tikriausiai pagautų savo taikinį, bet kartu ant jų rankų liktų ir daug nekaltų žmonių kraujo. Jei ši siūloma programa būtų įgyvendinta, pasaulis oficialiai įžengtų į bauginančią naują skaitmeninio karo erą. Internetas, kokį mes jį pažįstame, jau nebebus toks pats. Kibernetinė erdvė taps vis priešiškesnė karo zona, kurioje dėl dominavimo kovos nusikalstami sindikatai, valstybės remiami įsilaužėliai ir korporacijų samdomi medžiotojai už atlygį. Paprasti amerikiečiai ir smulkieji verslininkai, bandantys veikti toje pačioje erdvėje, bus dar labiau bejėgiai nei yra dabar. Kadangi jie negalės sau leisti samdyti savo kibernetinių asmens sargybinių ar samdomų medžiotojų už atlygį, kurie juos apsaugotų, jie neturės ir kibernetinio karo ekspertų komandų, kurios rūpintųsi jų skaitmeninę tapatybę ir duomenimis. Nesunku įsivaizduoti, kaip situacija gali vystytis toliau. Tie, kurie yra žemiausiose skaitmeninės maisto grandinės lygiuose, bus priversti užsisakyti vis brangesnius ir sudėtingesnius prenumeratos planus. Didžiausios įmonės, tos, kurios gali sau leisti turėti savo privačias vyriausybės sankcionuotų kibernetinių operatyvininkų armijas, pasiūlys apsaugoti paprastus žmonės. Ir tai turės didesnių pasekmių. Tikriausiai reikalaus daugiau jų duomenų, daugiau jų lojalumo ir daugiau jų laisvės. Galbūt blogiausia viso to dalis yra ta, kad memorandumas ar bet kokia vėliau įgyvendinta politika visiškai nesustabdys kibernetinių nusikaltimų. Jei ką, tai tik dar labiau pablogins situaciją. Sukčiavimuose, phishinge, kenkėjiškoje programinėje įrangoje ir duomenų bazių pažeidimuose sukasi per daug pinigų, kad kibernetiniai nusikaltėliai tiesiog pakeltų baltą vėliavą ir pasitrauktų. Jie tiesiog imsis tamsesnių, gudresnių, išmanesnių taktikų. Jie pasitelks mašininį mokymąsi ir neuroninius tinklus savo piktavališkiems tikslams. Ir jie įtrauks daug nekaltų žmonių tarp savęs ir įmonių, kurios juos persekioja. Vietoj to, kad tai būtų pavieniai atvejai, jie taps įprastais reiškiniais ir bus neišvengiami naujo ir patobulinto karo su kibernetiniais nusikaltimais padariniai. Taip kibernetinė gynyba neturėtų veikti. Tikras saugumas atsiranda investuojant į tvirtesnę architektūrą, stiprinant kibernetinės teisėsaugos institucijas ir verčiant didžiausias technologijų įmonės kurti saugesnę programinę įrangą. Tam reikia keisti įstatymus, kad būtų apsaugotos individualios skaitmeninės teisės, o ne rūpintis daugiamilijardinėmis įmonėmis. Nes kai prasidės naujas skaitmeninis karas, kentėsime mes visi. Technologijoms tobulėjant, tobulėja ir kibernetiniams nusikaltėliams prieinami įrankiai, ir jie nesustos, kol negaus to, ko nori. Žiūrėkite 10 pavojingiausių visų laikų įsilaužėlių ir sužinokite apie jų kibernetinę šlovės salę, arba spauskite čia.